Sveiki, aš Tomas iš raudonasdviratis.lt. Noriu prisistatyti, nes dviratį jūs perkat iš manęs. Čia nėra kažkokia korporacija, didelė įmonė ar kažkas. Ne, jūs dviratį perkat iš manęs. Tai vat, jeigu kokį klausimą turit ar ką, tai drąsiai man skambinkit. Bandysim išsiaiškinti. Dabar apie pačius dviratukus. Dviračiai yra visi nauji. Kur mes juos gaunam? Yra dalis dviračių iš vokiečių, iš lenkų. Kaune yra vieni, kurie dviračius surinkinėja, iš Šiaulių taip pat siunčiuosi. Žodžiu, viskas, ką matot svetainiai, tai aš viską turiu namie garaže. Dabar dėl darbo valandų, kaip supratot, aš prekiauju iš namų. Tai šiaip keliuosi 9 ryto, miegot einu vėlai, tai gali taip iki 10 vakaro, gali drąsiai dar skambint man. Ir lygiai taip pat su pirkimu, gyvai kas norit atvažiuoti. Tai kadangi aš iš namų prekiauju, tai man prieš tai tiesiog skambinkit, kad aš namie būčiau. Ir galite atvažiuoti ten kartais po darbo valandų, ar ten sekmadienį, kada jums patogu, susitarsim, susiderinsim, žinot. Tai va, dar klausimas būna dėl garantijos, kaip garantija suteikiama, čia vienas prekiauja, kokią tu čia garantiją duosi, taip toliau. Garantija yra oficialiai iš tiekėjų, aš kiekvienam dviračiui išrašau dokumentus, į dokumentus įrašau dviračio serijinį numerį, išrašau jums prie kiekvieno dviračio faktūrą ir galite eiti į policiją tiesiai su tais dokumentais ir registruotis tą dviratį, jokių problemų. O garantija, tai dviratį atvežat pas mane, aš nesiunčiu jūsų tiesiai pas kažkur tiekėjus laukose ten ieškoti ar panašiai, visus garantinius siunčiu pas save, jeigu tokių būna. Ir smulkmenas stengiuosi pats pašalinti, kad savo tiekėjui be reikalo netrukdyt. O jeigu būna kokia rimtesnė problema, tai jau siunčiu tada aš jau dviratį tiekėjam, ten jie turi savo rimtus meistrus, jau ten taiso daro, ką reikia, jeigu būtų. Va, bet dviratis nėra tas dalykas, kuris labai genda, ar kurį būtų labai sunku pataisyti. Tai šio klausimo didelių problemų nepapuola. Tai nežinau, ką jums dar daugiau papasakos. Jeigu kokių klausimų turit, visada man skambinkit, pasikalbėsim. Gerai, gražios jums dienos, viso.